Sveiki visi, aš Lina Talžūnaitė ir sveikinuosi su jumis iš Avia Solution Group arenos. Su nekantrumu noriu pranešti, kad jau netrukus Wolves stos į kovą su Badalonos Juventud komanda. Šiandien žiūrėsime varžybas, žaisime ir ieškosime žmogaus, kuris turės kietesnį kalėdinį megztuką negu aš. Su tokiom instaliacijom važiuojam. Atvykę į Avia Solution Group areną, jūs ne tik atvykstate į rungtynes, bet ir labai didelį renginį. Todėl nepraleiskite progos, ateikite laimėti bilietų ir sukite laimės ratą, nusifotografuokite ir aišku, aplankykite Wolves fanų zoną. Kaip manote, kuris Wolves krepšininkas yra pats geriausias kalėdų senelis? Žemaitis gal. Gal Minėtas, nes jo barzda labai didelė ir jis atrodo kaip kalėdų senelis. Minėtas? Arba, gal Eigirdas Žukauskas. Kodėl būtent jis? Barzdos gražios, tokie kaip pas kalėdą senelį. Salemonas, bet ar jau žais? Minėtas turbūt, su barzda. Arba Žukauskas, arba Minėtas. Atrodo, kad abudu kaip kalėdų senelį. Manau, kad kalėdų senis būtų geras kuzys. O dovanų jam pakuoti neduočiau, nes labai jis toks rankos tokios yra kitokios, nesugraibo viską, žinot. Tai Trūksta kruopštumo. Trūksta tikrai bus. Kuris toksai labiau grinčas, nelabai mėgsta tų kalėdų ir nori, kad greičiau jos praeitų. Kagičius. Ir aišku, atvykę į areną, nepamirškite užsukti į Wolves merčų zoną. Čia galite pasižiūrėti įvairiausių marškinėlių ne tik tai savo, bet taip pat ir jūsų vaikam. O galbūt kažkam trūksta kalėdinių dovanų, tai prašau, Wolves visada pagelbės. Kokius marškinėlius, kokią krepšininką jūs norėtumėte rasti po eglute kalėdų rytą? Sulemono. Galbūt visų krepšininkų? Tai aišku, Ado Juškevičius tai iš vis būtų dovana kalėdų. Ar pirmą kartą stebėsite Wolves žaidžiant gyvai? Jo, pas tėvus turim Kašio šitą lanką, tai ten pažaidžiam pavasarį, vasarą, rudenį. O namie mes sugalvojom taip, pasimam didžiulį bliūdą ir mes turim 3 gal kamuolius skirtingų dydžių krepšinio. Ten miniatiūrinis vaikiškas ir jisai paima. Gal ką jūs kalėdų senelio paprašė kamulio su žaidėjų parašais? Aš tik tokio norėčiau, galima man tokį. Ką čia pas tave rankose, labai gražus kamuolys. Taip, čia pasirašė visi krepšininkai. Kurio parašas tau pats gražiausias ir vertingiausias? Man atrodo, Žemaitis. Prie Wolves komandos prisijungė naujas žaidėjas Gerisonas Bruksas. Kokiu numeriuku jisai žaidžia komandoje? Velnės, jisai kaip tik treniruojasi dabar. O, knygutė yra į pagalbą pasitelkiama? Prašau, aišku, va, protingas vaikas. O, antra knygutė į trasą pasiteisina. Ketvirtas. Teisingai, dovanoju jums bilietus, prašau. Kur jisai pradėjo savo karjerą? Kurioje šalyje? Amerika. Gal Amerikoje? Amerika. Teisingai! Šiaip sergam už Salimaną, ar ne? Tai va, prašau, 2 bilietai. Vienam iš jūsų noriu mesti iššūkį ir su jumis sužaisti krepšinio tam žaidime. Galime? O tai nebijot praloš. Šiaip labai bijau, bet kadangi mūsų ūgiai labai panašus, tai manau mes vienodai sužaisim. Padėkit! Taigi, lydam. Kitą kartą tikiuosi, kad laimėsiu. Ačiū labai, broliai. Ačiū jums. Gražių švenčių. Ir jums labai nuostabiai mėtėt. Ačiū. Išmokinsit gal kitą kartą geriau. Gerai. Nuostabiai mėtėt, tik tai gaila, kad nepataikėt. Tikrai. Su kuo atvykai į rungtynes? Su savo vaikais. Tai galbūt turi savo jau mylimiausią Wolves žaidėją, ar dar tik tai žiūri ir renkiesi, kuris pas mus čia geriausias? Žiūriu, palaikau Wolves komandą labai. Labas, Matai, tai papasakok, pats žaidi krepšinį ir domiesi juo? Taip. Pirmą kartą stebi Wolves žaidžiant gyvai. Pirmą kartą. Ir koks įspūdis, kadangi vietos puikios, tai viskas gerai atsiveria, turbūt visas vaizdas. Kol kas smagu čia sėdėti labai gyvai, kai matai viską. Tai smagu. Labas, Viktorija, papasakok, ar labai jaudinaisi? Iš tikrųjų,
buvo bangomis, buvo, kad nesijaudinau, po to labai jaudinaus. Bet padarėm soundchecką, pasitikrinom garsą, buvo ramiau. Bet turiu pasakyti, kad neįprasta. Labai neįprasta. Kaip jūs šį vakarą jaučiatės? Labai įdomi patirtis. Tai buvo tavo pirmas kartas dainuojant krepšinio aikštelėje? Taip. Ar labai slidi danga? Žinok, ne, aš su aukštakulniais ir aš, prašau. Ramiai, ramiai. Man tik ties galvoju keista, kad nemačiau žmonių. Stovi taip tokioj tamsoj. Nematai nei reakcijų, nieko. Kur taip yra, tai būna, nebent klasikinės kokios operos baleto teatre. Turi kažkokių ritualų prieš pasirodymus, kad nusiramint ar atnešti tau kažkokią sėkmę? Labiausiai padeda pabūti vienai. Paklausyti savo dainų, pasirepetuoti, nebūtinai gal balsu, nebūtinai tobulas pasiruošimas reiškia tobulą pasirodymą. Ir manau, kad vienas iš tų atvejų būna, kai tu atiduodi visą savo energiją ir aš tikrai, man atrodo, kad atidaviau savo 110%. Avia Solution Group arenoje atsirado naujos pačios tobuliausios vietos, kur dabar galite stebėti krepšinį. Ne tik stebėti krepšinį, bet ir žiūrėti, ką veikia krepšininkai. Emocijos yra iš tikrųjų nuostabios. Tikrai palinkėčiau kiekvienam pabandyti čia pasėdėti ir pažiūrėti rungtynes su Wolves. Šiandien sėdite išskirtinėse ir labai nuostabiose vietose. Koks jausmas? Iš tikrųjų nuostabus, viską taip patirti prie pat parketo. Tai nuostabus, tikrai labai geras. Sakykit, ar pirmą kartą stebėsite Vilkus žaidžiant gyvai? Jau vieną kartą stebėjau iš tų vietų, o dabar dar arčiau. Tai iš tikrųjų labai palaikom ir labai sergam. Galbūt jau turite mylimiausią Wolves žaidėją? Visi labai patinka, bet gal gražiausias Kariniauskas. Turit mylimiausią žaidėją? Man visi mylimi. O, geras atsakymas. Ačiū, gerų rungtynių. Kuo skiriasi šios vietos galbūt nuo įprastų vietų? Labai viskas gerai matosi, girdisi, ką kalba treneris, labai smagi atmosfera. Tai jūs tai papasakok, džiaugiesi grįžęs į Lietuvą ir ar ilgai čia užsibūsi? Aš tai pirmą norėčiau Ignui pavydą sukelti. Ir komentatoriams turbūt apačioj pavydėjo. Jo, sugrįžau kalėdom, bet negaliu praleisti Wolves ir sugalvojau jau kalėdinės dovanas. A, ne? Šiais metais visi gaus Beriučkos marškinėlius, jis labai gerai varo, nuo močiutės iki tėčio, iki brolio, iki draugų. Ir marškinėlius galite įsigyti BC Wolves elektroninėje parduotuvėje. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi susimatysime kitose Wolves rungtynėse ir jeigu dar nesakėte Wolves socialiniuose tinkluose, būtinai tai padarykite. Iki kitų kartų.